Kalbamės draugiškai, kiek yra įmanoma, todėl kad mes galim pravesti evakuaciją, šitoj situacijoj taip reikėtų padaryti. Bet kiek yra įmanoma ir, reiškia, kuo mažiau... Minimumą padaryti. Jo, minimumą ir kuo toliau, reiškia, nuo šitos vietos. Galima dėmesio, mes turim evakuotis iš šito ofiso dabar minimum valandai laiko. Tam, kad įvyktų čia tam tikros procedūros, bus pakviestas visuomenės sveikatos centras, čia turės ištirti. Reiškia, ką mes dabar darom, eina pietauti visi, kas pasiima laptopus, jeigu gali, ir užtikrinti tas einamasis naujienas, bet realiai išsikeliam. Парижа скоро, ждите, Дельфи скоро будет открыты. Ну, правда турин, я думаю, что sakė, jums atrakins. Ten mažesnis. Va čia, tas mažesnis. Šiandien aš gavau savo asmeniškai adresuotą laišką, tai aš nežinau, ar tas žmogus, kuris siuntė, žino tiesiog, kad pas mus yra tokia tvarka, kad asmeniškai adresuoti laiškai yra pristatomi tiesiai žmogui, biuro vadovė jų neatidaro. Jis man buvo atneštas, aš atidariau tiesiog jį ir, mes, jau pačiupinėjus kilo įtarimų, kad ten yra kažkokių minkštos substancijos. Radom tiesiog grasinančio turinio laišką, surašyta kirilica ir mažame maišelyje rudų miltelių, kurie iš tikrųjų buvo dalis iš jų išbyrėję ir į voką. Ir kadangi tai yra milteliai, kadangi yra visas kontekstas ir Paryžiaus įvykių, ir tame laiške kalbama apie tai, kad greitai jums Delfi bus kaip Paryžiui, jums visiems bus kirdit, kaip ten parašyta, tai mes nutarėme kreiptis į policiją. O dar apie turinį laiško galite perpasakoti savais žodžiais? Tai aš maždaug esu išvadinta ten kale, ir parašyta, kad jums Delfi, jums bus taip kaip Paryžiuje, Delfi greitai, jūs visi mirsite, jums bus kirdik ir nupieštas kapelis su kryželiu.